Kas yra indėlių draudimas ir kaip jis veikia? Indėlių ir investicijų draudimas Lietuvoje rūpinasi jūsų indėliais laikomais bankuose, kredito unijose ir yra visos šalies finansinio stabilumo garantas. Indėlių draudimo mechanizmas veikia paprastai. Jeigu indėlių draudimo sistemos dalyvis, tai yra bankas ar kredito unija, kurioje laikomi jūsų pinigai, bankrutuotų, indėlių ir investicijų draudimas per 7 darbo dienas apskaičiuoja ir pasirūpina jums priklausančios draudimo išmokos išmokėjimu. Jeigu jūsų indėliai buvo tinkami drausti, jūs atgautumėte iki 100 000 eurų sumą, laikoma vienoje kredito įstaigoje. Indėlių ir investicijų draudimas visuomet informuoja indėlininkus apie draudimo išmokų išmokėjimo sąlygas bei kur dėl jų kreiptis. Verta žinoti, kad dėl savo draudimo išmokos galite kreiptis per 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos. Indėlių ir investicijų draudimas draudžia bet kokia valiuta laikomus terminuotus ir kaupiamuosius indėlius, pinigus einamojoje sąskaitoje ir kitus tinkamus drausti įnašus. Daugiau informacijos rasite mūsų tinklapyje ii-draudimas.lt, socialiniuose tinkluose Facebook ir LinkedIn arba paskambinę telefonu. Indėlių ir investicijų draudimas Lietuvoje veikia nuo 1996 metų. Per šį laikotarpį jau yra įvykę 17 kredito įstaigų nemokumo atvejai, dėl kurių daugiau nei 400 000 indėlininkų išmokėjome 1,7 milijardo eurų draudimo išmokų. Mūsų vertybės – atvirumas, rezultatyvumas, veiksmingumas.